Prieš 2 savaitės iš projekto iškritę Tina su Tadu sureagavo labai jautriai. Tąkart emocijos užklupo netikėtai. Ir tik šią savaitę pora sutiko duoti pirmąjį interviu apie tai, kas tuo metu vyko ant parketo ir jų širdyse. Tai, kad iš pažiūros atrodo labai grubus ir bjaurus žmogus, tai nereiškia, kad neturiu jausmų. Jautriai sureagavau, jautriai priėmiau, nes, kaip ten bebūtų, nesinorėjo taip netikėtai. Visa tai, kas nutiko, buvo labai natūralu, kad šitoj situacijai mes iš tikrųjų sureagavom taip, kaip nuo gidų. Kaip buvo, tai buvo. Ir aš kažkaip galvoju, kad galbūt kartais reikia nepabijoti būti savimi ir tiesiog pasakyti, ką jauti. Tuomet, pasibaigus laidai, užkulisiuose Tina liko viena. Tadas dingo. Visai savaitę jis atsitvėrė tylos sieną. Tiesiog nesinorėjo niekam lysti į akis ir nesinorėjo, kad niekas man lystų į akis. Ir truputėlį pabuvau su savim, viską apmaščiau, patylėjau, pagalvojau ir negalėjau užsitverti visam gyvenimui. Ja? Praėjo tam tikras momentas, praėjo emocijos, praėjo šiek tiek tas liūdesys ir ką, vėl pradėjau kalbėti. Aš supratau, kad reikia kažkaip išlaukti, pabūti ir susivokti, kas atsitiko, nes mes matyt su Tadu niekada neinam į sceną tiesiog šiaip, kad šokti. Mes kažkaip visą laik stengiamės įprasminti mūsų pasirodymą, visų pirma patys savo įprasminti ir tikimės, kad tą mūsų žinutę išgirs ir tai, kas mus vertina. Kai jų porai projektą sugrąžino rekordinis skaičius beveik 20 000 žmonių, Tina su Tadu galiausiai apsisprendė sugrįžti. Tuo momentu atrodė, kad, kam, nebereikia. Padarėm, parodėm, ką galėjom, kaip ir viskas. Einam lauk ir tuo viską baigiam, bet negali nuvilti tiek žmonių, kurie už tave balsuoja ir paskui dar rašo asmeninius laiškus ir sako, kad ką iš čia dabar svaikstat, grįžkite atgal į projektą. Nežinau, man atrodo, kad mes tokie dar labiau subrendom, dar labiau vidumi taip susikaupėm, sutvirtėjom savo dvasiniam pasaulyje. Bet iš esmės scenoje tai mes kaip ir anksčiau visada galvosime, kaip tą žiūrovą nustebinti, kaip jį paliesti, kaip užkabinti giliausias gelmes, sukurti kažką tokio, kas būtų labai prasminga.